Tai planas yra toks. Įdomu, ar gilus tas slipas, niekad nebandžiau. Va taip, lengvai ir greitai. Biškį patrankiam, biškį padaužiam, jau galvojau bus blogai. Nu, likom be terkšlė. Nu, rovė, dyškį. Nu, tai sveikučiai, mėlyjei. Šeštadienio rytas, pabundu laive. Kelsim šiandien laivą lauk. Tai tokį labai įdomų orą čia dabar pranašauja pas mus kokią savaitę laiko į priekį, vien tik tai lietus ir daugiau nieko. Nu tai kažkaip bandysim. Pasiėmiau labai daug drabužių. Aišku, visas burės, kurias nusiimsiu, bus šlapias, reikės po to jas parsivežus namo kažkaip džiovintis, nu, bet bandysim. Tai planas yra toks. Nu gerai, surimtėkime. Einam parodysiu, ką reikia mums pasidaryti šiandien. Tai reikia mums nusiardyti viską, kas ant laivo dabar yra ir nereikalinga. Tai reiškia grotas, pagrindinė šita burė, lazy bagas, šitai šniūrai, gika, tą aliuminį visą šitą irgi reikia nusimti. Priekinę burę, genują irgi reikia išsimti. Nu ir bendrai reikia visus nereikalingus daiktus iš laivo išsivežti. Nepalieku per žiemą nieko vertingo, nieko pūvančio, nieko drėgmę įgeriančio, viską išsivežu. Čia dar visokių knygučių turiu, pavyzdžiui, mazgai. Reikės čia tą bagažinę biškį pasitvarkyti vėliau, bet nu dabar yra kaip yra. Atsivežiau kerchiriuką, atsivežiau makitų. Tai reikės dar dugną nusiplaut laivo. Reikės užsidengti, atsivežiau tentą, žodžiu, lentų ten. Nu ir kadangi motor kaput, tai dar pabandysiu išsimt laivo variklį visą, pasikrauti bagažinę ir parsivežti Kauną remontui. Pasinešiojau biškį daiktus, tai šlapias kaip viščiukas. Reikia jaučiu šokti drabužėlius, kur netaip sulyja. O, koksai gražus dabar ryškus. Padėsiu jūs čia dabar gal biškį. Bandysim, įsimsim burę. Man šita priekinė labiausiai neramina. Burė tipo su tokia alio furlekso sistema. Furleksas tai yra palą paleidžiam ir visą burę matot gražiai. Pom. Kažkaip gan lengvai viskas gavosi. Tikėjausi, kad bus biški daugiau problemų, nes biški nėra vėjo daug, bet galvojau, vėjas čia man labai plaškys, taškys viską. Šlapias ekranas pats nusimygo, susistabdė. Nepamatėt, kaip pakavau. Nu, pasipakavau bišką šitą burę. Negražiai, man svarbu ją parsivežti namo, aš namie kažkur ją kažkaip išsidžiovinsiu. Tai kaip išeina, taip pakuoju, svarbu įtilptų į mašiną. Įdomu, ar gilus tas slipas, niekad nebandžiau. Batus prasiplaut gerai. Čia šiaip jokio skirtumo, ar aš įsibridęs ar neįsibridęs jau. Triusikų porą sausų atsivežiau, reikės eit pasikeisti kažkada vėliau.
O šiaip tai Webasto dirba kiaurą parą dabar. O temperatūra laive 20 keli laipsniai. Ta Webasto įjungtą laikau tam, kad drėgmę iš laivo išpūstų. Ir šiaip aš čia, realiai nuolat persirenginėjau, nes biški pila lauke. Tai sausus rūbus čia palieku, jie džiūna ant vėjelio to, kur Webasto pučia. Va, ir taip gyvenam. Reikia eiti toliau krapštytis, nes laikas bėga, matau, nespėsiu aš čia pagal planą viską padaryti šiandien. Laiko lieka vis mažiau, o reikia dar nepamiršti, kad reikia man dar variklį taigi išsikelt. Va taip, lengvai ir greitai. Toks iš tikro mano planas ir buvo, nes tą lazy bagą man čia biškai reikia kitaip daryti. Reikia man vamzdį įsidėti, aš dėsiu vamzdį tą lazy bagą. Ir šniūras man šitas nepatinka, aš keisiu kitokį šniūrą, bent jau šitą dalį, kurią nupjoviau, ją kažkaip kitaip reikės, nes realiai aš esu čia taip surišęs, kad yra viskas neardoma. Matote, čia yra pas mane šita dainyma, dynema, kaip jin čia vadinasi. Ir aš čia esu surišęs tokį mazgelį ir po to įkišiu tokią vėlytę į tą virvę. Kiaurai, žodžiu, nelieka jokių laisvų galų. Matot, čia susiriša, nėra niekur laisvo galo. Viskas visur yra sukišta. Kaip čia taip padaryta, tai, žodžiu. Čia pas mane jisai taip paprastai išsiema, va tokį metaliuką nuspaudė. Va, vienas iškrenta, antrą metaliuką nuspaudė, antras. Ir va taip va. Supratote, ne? O, papa. Давай, varyk. Ran. Jau. Opa! Pagrebė. Tai su varikliuku, kas yra, žodžiu, labai sunkiai kūrėsi. Nusėdo kuras, kažkur tai gal su siurbliu kažkas blogai, gal kažkur, nežinau. Tai pirmas dalykas sėdo kuras, antras dalykas labai dūmija, tai arba purkštukai, arba kompresija, nežinau, tai bet kuriuo atveju reikia tvarkyti. Ir kitas dalykas, jisai nesijaušina, labai mažai meta aušinimo vandens, tai reikia šitą irgi spręsti. Griebėstai, makaronai. Kilblokas išvaduotas. Tai ką, kelsim toj? Pasirodo, ne viskas taip paprasta gyvenime. Mano kablys yra ten biški palūžęs, reikia atsuktuvą, tai einam atsuktuvą pasiimti. Tuoj pamatysim,
Kas per nesąmonės. Čia va taip yra, kaip per kablį pervažiuoja kažkas su mašina, ten tokia nesilaiko plokštelė. Reikia taip padaryti, tada laikosi. Tai bus žiauri, o, super. Nuputė priekį labai gerai. Easy. Atkabinom achterštagus. Ir jie dabar tiesiog kabo. Dabar ką darysim su to kranu čia. Technologija yra tokia, vat, įstumėm stiebą vat, į krano kampą. Nu va taip, vienas mažas įbrėžimas vienur kitur, bet viskas gerai, išsikels. Nu ką, kaip visat, biškį pabraižėm, biškį patrankėm, biškį padaužėm, bet kosmetinė žala tik tai, nieko baisaus. Tai stiebo nedėsiu ant laivo, kaip visi deda, nes aš noriu falus pasikeist, noriu čia lempų prisidėti tą stiebą. Čia dar noriu bairių pridaryti visokių, tai stiebą pasidėsiu ant žemės, kad būtų geras priėjimas. Va, tai taip paprastai šiais metais. Nu ką, ruošiamės kelt, pasistatėm kilbloką laivą, pasirišom. Priekaba, aišku, irgi kaip priklauso ant atsuktuvėlių, bet justelis nedurnas. Šniūrą uždėjau, tai manau laikys tikrai. Švartovas tvirtas 16 mm iš biltemos, tai kur čia? Drąsiai, manau, eis. Dabar laukia pati smagiausia dalis, tą priekabą su vairuojama ašim atbulą kažkaip įstumt. Einam pažiūrėti, kas čia gavas. Oi, tai puikiai. Puikiai. Dabar čia pas mane šitoj lapcijai reikia gumos. O tą gumą tai aš nuo pavasario, kai įleidau į laivą, tai aš taip ir vežiojęs mašinai. O jetau, jinai čia kaip užkrauta bus dabar. Ojoj. Tai kur aš čia ją dabar? Oje, tai čia. Reikia įtraut bagažinę visą lauk. Au! Ai. Kaip skaudžiai. Guzas bus.
Kiek čia pagalių padėsi, biškai nuvažiuosi lengvai. Nu, dedam pagalių. Nu, tu padėk. Biškai driokstelėjau. Jau galvojau, bus blogai. Bordiūras pasitaikė, pamiršau, kad yra. Gerai, kad nenusivožė niekas man čia. O, lengvai nuvažiavo. Va, sukrito jisai biškai, susistatė viskas į vietą, sujudėjo. Atsileido biškai. Tas galinės lapkės man šitas reikėtų iš vis kažkaip jas kitaip padaryti čia. Labai daug to ilgasregio ir labai kūdas tas ilgasregis čia pas mane. Norėjau čia dabar pasitvarkyti, bet viskas kaip visą laiką paskubom. Ir nėra kada čia virinimais užsiimti ir panašiai. Ir taip visą dieną iškelinėjom laivą. Saulė leidžiasi jau. Net nesišvičia. Čia va aprūkė, nu jau tvarkysiu varikliuką, tai nebebus šitų nesąmonių. Nu, biškelę pavargau šiandien jau. Išsikrauti viską, išsinešiot, da ten sušlapęs buvau gerai ryte. Tai prie ištvermės neprisidėjo tas visas šaltis ir drėgmė. Tai šį kartą laivą laikysiu čia pas Kazimierą kieme. Nu, vietai Drevernos pačiam uoste. Jau netemsiu ten, kur aną kartą buvo. Varysiu čia. Kaip suprantu, bus galimybė elektrą pasijungti, kas man yra labai svarbu, nes aš noriu čia biškį virinimų visokių pasidaryti ten taip toliau. Dabar labai man yra svarbu ant šito kalniuko neapsiversti su to laivo. Eina šyp čia blemba, kaip nesmagu. Čia jums per kamerą nesimato, bet man tai čia eina šikt. Kelio pabaiga. Kelio pabaiga. O, nuėjo, gerai. 20 centimetrų. 5, stop. Nu, pažiūrėk, kad laikytųsi, žinai. Kad tvirtai būtų, o jeigu tvirtai, tai gerai. Esat kada stūmę laivą? Nu ką, chebrytė laivą, atsivarėm. Jau biškai vėlus vakaras, pavargau žiauriai. Baigiu filmuoti, susitinkam už kelių sekundžių, turbūt rytoj. Aš dabar varau čia krapštytis, reikia dar stiebą parsinešti, reikia ten daiktus parsinešti, kopėčias, lipti vidų, susitvarkyti, pilna reikalų.
Nu ką, šviesos kariai. Rytas lietingas, nusimato, kad iki pietų palis. Vakaras turėtų būti kaip vakar panašiai, tai gal kažkas čia ir gausis. Problemėlė biški yra ta, kad organizme kažkokią medžiagą gaminas, aš nežinau kas, bet nuo jos žiauriai galvos skauda. Kažkaip reikia bandyti, galvoju, gal su silke pabandysiu pasigydyti, turėtų pavykti. Nu tai va čia taip romantiškai prie kibiro. Nu ką, tai lendam variklio bandyti išimt. Pasirašiau vietą, dalim ardysiu ir detaliam bandysiu išimti šį ir manau taip pat ir įdėti. Nu ką, tai jau čia reikia pradėti nuo paprasčiausių dalykų. Sakau, vat nusikirpsiu šitus, va čia yra masės laidas mano. Vis tiek nuimti anksčiau ar vėliau reikės. Galima čia išsiardyti šlangas. Nu, žodžiu, einu nurinkinėti nuo mažiausių dalykų kažkaip, o po to bus matyti. Nu va, likom be terkšlės. Čia gal nesuprantat, ką darau, tai galiu paaiškinti. Čia yra smagratis, jį reikia nuimti. Čia atsisuka varžtas, veržlė. Ir čia viskas ant tokio kūgio užsimauna. Ir užsispavadžia ir išsicentruoja taip. Ir nuimti reikia tą vadinamo sijomniko čia, kur ir atkabina, kurio aišku natūralu, kad niekas neturi, nes liaudiškų būdų. Galima tiesiog patrankyti su plaktuku ir atšoka dažniausiai. Nu žodžiu, varau trankyt. Nu kągi. Nuėmiau galvą. Vaizdelis toks. Starteris, generatorius išimti, aušinimo kolektorius. Galva nuimta, smagratis irgi. Nu, smagrą čia tik negaliu išimti, nes variklį patį išimti reikia. O, blemba, sunkiai su viena ranka neiškelsiu. Nebent už čia paimsiu. Nu ką, gerai, va, gabaliukais išsirenka. Gabaliukais ir aš manau rankom išsikelsiu tą variklį. Čia netiek ir daug liko, dar va kuro siurblį nusiimsiu, jeigu man šį pavyks nuimti. Greičių dėžę atsijungs, nu ir viskas čia. Ir iškelinėt galima jau. Nu, einam. Yra dar viena problemėlė. Ta variklį su dar kitais daiktais reikia susikišti čia. Kažkaip. Galima apsieiti aplink laivą, pasižiūrėti, kas čia gera mums nutikę yra. Nu va. Anodas naujas dar, kaip ir šviežias. Anodas visas atrodo gražus. O plunksna vairo tai biški yra mačius Kuršių marių dugno. Kaip sakiau, galas yra perkrautas ir stukseni dažniausiai į dugną su šitu laivu, tai atsiremi su vairo plunksna. Bet, nu, gal ne visais atvejais aišku, bet pažiūrėkit, kaip matosi, kai plauki palei pat dugną, tai vat kaip šita žemesnė linija, pavyzdžiui, čia va kylis kaip nutrintas yra, falškilis ir kaip net spalva skiriasi. Tai čia reiškia, kai dugną braukai, taip būna. Mažai gilio biški šitam laivui, nu, bet prasiplaukia viskas gerai. Tai pasistatėm mes vakar to laivą čia, toliau mums nepavyko važiuoti, nes, nu, nepatempė mašiną.
Šiandien gali, jeigu pavyks, kažkoks traktorius atvažiuos ar ką, pastatys laivą į tą vietą, kuriam priklauso, nes dabar jisai yra biški ne ten, kur turėtų būti. Man reikia išsivalyti mašinos bagažinę ir tą variklį bandyti kažkaip čia montuotis, dėtis į vidų. Neįsivaizduoju kaip čia. Jau toj 3 valandą dienos. Variklis dar neišimtas, laive bardakas, daiktai nepakrauti, laivas į vietą nepastatytas, žodžiu. Einam į svečius, Joną aplankysim. Važiuosim namo. Nu, tai kefiriuko, bananiuko. Jonas svetingas, va, arbatos man išvirs. Va, tu čia man koksai svetingumas gavau iš vardinio padelio arbatos pagerti. Jachtos padelės, tik kapitonas gali gerti, o davė man, įsivaizduoja. Šiaip atvariau biškai pakalbėti, ką čia su to varikliu daryti, nes man tai ten labai prastai atrodo, tai va, dalinamės protingom mintim. Išsikvietėm Belarusą, tai atvažiuos ir perstatys mus į ten, kur turėtume stovėti. O, gerai. Ne, nu gerai. Šiąnakt nemažai lijo ir laivas biškai, ne tuo kampu stovėjo, tai ant bako labai daug vandens buvo prisikaupę. Dar vieną atvežam į kolekciją. Per praeitų metų žiemos kaimynas panašu bus ir šių metų žiemos kaimynas. Nurovė, dišlių, nušovė, nulūžo, ne į ten įsuko, kur reikia. Vienas į kairę rodo, kitas į dešinę. Aš tai, kadangi nesu toks protingas, nemoku vadovauti, tai nieko nedarau, nieko nevadovauju savo. Šone, kamputį savo ramiai ir viskas. O su varikliu tai ką, pagrindinės bėdos yra aušinimo tie kanalai užsinešę. Bandysiu aš juos kažkaip krapštyti vis tiek, nes naujas Janmaris tai 7 eurų kainuoja. Laivas tiek nekainuoja mano, tai čia dabar, žodžiu. Ir, nesandarumas kažkur yra toj sistemai, reikia ieškoti, kur jisai, tai siurblį reikės vežti, pasidaryti tą tipo restauraciją jam. Ir su kompresija, čia net, iš akies matosi jau ten, kad yra problema, išdilimas stiprus ganėtinai. Čia net su pirštu akivaizdžiai jaučiasi labai stiprus kantas. Aišku, čia tas suodis yra, bet jaučiasi metalo perėjimas toksai. Ant šito cilindro tai stiprus, kur prastesnės būklės. Šitas, kuris dar šiek tiek gyvas ir ant kurio greičiausiai laivas ir bet ta pusė irgi, čia šita pusė išmalta. Bet šitas, tą kantą liečiant, tai čia iš vis kiaušas jisai. Čia lygu, šita pusė lygi, o čia kur, čia. Tai šitoj vietoj, ko gero, man greičiausiai teks gamintis naujus stūmoklius, nes, gal rasiu kažkur pirkti, nežinau, šitam dar senam varikliui. Tai gal ir pavyks prikelti tą motorą. Sunku dar labai kažką pasakyti, kol jisai nėra pilnai išimtas, bet, painvestuoti reikės darbo, reikės įdėti. Manau, gausis viskas gerai,
Su šitu turbūt pavyks išgyventi varikliu ir neteks man to Jalmaro pirkti. Kągi, teko atlaisvinti vietos kolegai Jonui, nes pasirodo vargšiukas be mašinos yra ir reikia parvežti Kauną. Tai va, persikroviau viską, užsidėjau tą vairo plunksną ant stogo, sutvarkiau laiviuką, išsivežiau kaldras, viską, žodžiu, visus daiktus, važiuojam.